Upės yra tikros mūsų planetos gyvybės arterijos. Štai 5 neįtikėtini ir įdomus faktai apie jas, kurių galbūt dar negirdėjote. Amazonės upė neturi nė vieno tilto. Nors Amazonė yra viena ilgiausia ir pati vandeningiausia upė pasaulyje, ji plukdo daugiau vandens nei kitos 7 didžiausios upės kartu sudėjus, per visą jos 6400 km ilgį nėra nutiestas nė vienas tiltas. Pagrindinė priežastis – upė teka per atogrąžų miškus, kur gyvena mažai žmonių, o jos krantai dėl potvynių nuolat keičiasi, todėl statyti tiltus tiesiog neapsimoka ir techniškai labai sudėtinga. Seniausia upė pasaulyje yra senesnė už dinozaurus. Mokslininkai sutarė, kad seniausia upė pasaulyje yra Finkės upė, Australijoje. Manoma, kad jos vaga pradėjo formuotis daugiau nei prieš 300–400 milijonų metų. Palyginimai, pirmieji dinozaurai Žemėje pasirodė maždaug prieš 240 milijonų metų. Upės nuolat juda ir keičia savo formą. Upės nėra statiškos. Dėl vandens srovės sukeltos erozijos jos nuolat graužia krantus ir vingiuoja. Šis procesas vadinamas meandravimu. Laikui bėgant, upės kilpos gali visiškai atsiskirti nuo pagrindinės vagos ir virsti pusmėnulio formos ežerais, senvagėmis. Egzistuoja upės tekančios po žeme. Ne visos upės teka žemės paviršiumi. Pasaulyje yra šimtai požeminių upių, kurios tūkstančius metų graužia kalkakmenio uolienas ir susikūrė savo kelius po žeme. Pavyzdžiui, Puerto Princesos požeminė upė Filipinuose teka per milžinišką urvų sistemą ir įteka tiesiai į jūrą. Trumpiausia pasaulio upė yra vos 61 metro ilgio. Jei didžiosios upės driekiasi tūkstančius kilometrų, tai Roe upė, tekanti Montanoje, yra oficialiai pripažinta viena trumpiausių pasaulyje. Jos ilgis siekia vos 61 metrą, o kai kuriuose vietose ją galima lengvai perbristi vos per kelias sekundes.